Sveiki visi vandens mėgėjai ir mylėtojai, šiandien turime gegužės 3 dieną. Į objektą atvažiavom lygiai 8 ryto, vanduo paleistas buvo lygiai 11 valandą, dabar 11:20 minučių bėga vanduo, pilnai prasivalęs, tai parodysim. Pripilsim į slaikėlį. Vanduo visiškai krištolas, prasivalęs, jokių smiltelių nieko nėra. Objektas būtų Švenčionys prie Jodyno ežero, ten tolumai matosi Jodyno ežeras. Bevardis upelis įteka ir Jodynė upelis išteka. O čia yra upelio užtvanka padaryta, didžiulė. Švenčionių rajonas būtų į Utenos pusę važiuojant nuo Švenčionio tas kelias. O tai kiek čia kilometrų nuo Švenčionio jūsų sodyba? Kiek? 10. Ir porą žodžių, kaip brigada tai dirba? Viskas smagu. Patenkinti rezultatų. Labai gerai. Tai pamatavom vandens debetą, 12 litrų kibiras prisipildo per 12 sekundžių. Čia gaunasi 3 kubai 600 valandų. Tai va šią savaitę tokie dideli kubai mus lydi. Aukštadvarį 4 kubai gavosi beveik. Vakar prie Dubysos 2 kubai valandą, čia 3,6 kubai valandą. Gruntas buvo toks, iki 2,20 ėjo smėliukas rudas, po to dulkys, tas plūnas vadinamas, biškimolių sluoksnis, nu taip iki 5 metrų maišėsi. O po to jau nuo 5 metro iki 11 grynai buvo rudas moreninis švarus molis, be akmenukų, be nieko. Ir vat nuo 11 metro iki 15 vat buvo įvairia grūdis smėlis. Tai stambesnė frakcija, tai smulkesnė, va tai nam parodysiu. 15 metrų grėžinukas gavosi, taip. Va koksai gavosi toksai žviriukas ir smėliukas. Va, toksai rusvos spalvos. Tai stambesnė frakcija, tai va smulkesnė. O kaimynai pradės metais kasėsi šulinį 7 žiedų. Va, vaikšto kaimynai. Čia gretimis nabos, tačiau užsakovo, bet yra sodyba šita. Tokia va, sena 100-metė sodyba faina. Gražiai vietoj, Švenčionių rajonas. 10 km nuo pačių Švenčionių, Utenos pusė važiuojant. O čia vat yra Jodyno tas ežeras, vat matosi, vat matot. O tai mes dar ant kalniuko. Vandens statinis lygis pamatavom 30 cm nuo žemės paviršiaus. Tai va didelis spūdį vanduo turi. Aukštai labai vanduo sukilo. Tai va dėl to tiek ir pompuoja vandens. Alkavas siurbliukas tyliai dirba. Nu va. Čia jau jo stichija konkretiai yra. Puikiai va dirba tyliai. Ir atmatot va gręžinio šaktai. Va kokiam gilis slūgsta vanduo. Visiškai aukštai. Bet daugiau nekyla. Tada dar gerai, kad mes ant kalniuko būtume prie ežero pakrantės kažkur gręžę. Tada jau fontanuotų. Tai va, didžiulis kiekis vandens. Važiuojam su cibuku prie kabelę. Vandenį ėmėme iš užtvankos grįžimo procesui. Aišku, čiagi kiti pasakys, čiagi iš užtvankos vanduo bėga. Na jo, kur užtvanka ir kur 15 metrų. Čia nieko nepaturi. Tas moliklodas didžiulis. Bet čia visi žinovai yra. Puikiausias rezultatas. Aplink pušynai, graži tai labai tikrai vieta. Labai retai važiuojame tokias tolimas kelionės, čia mums nuo Elektrėnų gaunasi 140 km iki šito objektą. Bet kai lokacijos tašką atsiuntė, pasakė, kad čia yra Jodyno tas ežeras šalia, daug šaltinių mušasi ir, kaip ten sakė žmonės, visi gyvenimo 50 metų moteris, užsakovės mama gyvena, iš šaltinio neždavosi vandenį, tai va dėl to ir rizikavom tokią tolimą kelionę pasidaryti. 2 valandas 10 minučių važiavom vien tik tai vieną pusę. O dabar jau grįšim link Utenos, važiuosim per Uteną, per Molėtus, per Giedraičius, grįšim namo, per Labanoro kaimelis pakeliu, ne bosai. Tai va, važiuosim dabar kitų kelių. Važiavam per Pabradę, o ne Basiuk. Dabar važiuosim jau kitų kelių įdomesnių. Tai va, šeštadienis, graži labai diena tokia šilta. Va, puikiausia jo vaizdai, graži sodyba. Ir žmonės vat, būtent mamai palengvins gyvenimą, vat, vesis jau į šitą namą. Statysis hidroforą tenai. Vanduo labai aukštai, 30 cm nuo žemės paviršius leidžia statiką. Hidroforas tam geltonam name stovės. Tai ką, tada visiems geros dienos ir gero vandens. Iki.